Aš rožę turėjau pirmą kartą 12 metų, bent mama taip pasakojo, tada užkalbėjo. O man taip rožė, taip išeina atsiranda po streso. Dabar buvo prieš 10 metų, mirė vyras ir paskui po pusę metų pasikartojo rožė. Paskui jinai po 3 metų pasikartojo, o dabar kartojasi metus 2-3 kartus. O tinimas prasidėjo turbūt prieš 7 metus, palaipsniui taip. Ėjau pas gydytojus be abejo, kojinę kompresinę reikėjo iš pradžių nešiot, bet iš pradžių atvirai pasakius per daug nekreipiau dėmesio. Galvoju, čia biškį patins ir praeis, nes aš tikrai nebuvau mačius ir nebuvau susidūrus, kad kažkas tokia liga sirgtų. O gydytojas per daug atvirai pasakius nieko ir nepatarė. Tik tai nešiot kojinę, paskui kai dar labiau kuo toliau pradėjo tint, tada sako, tai pagulėtas, eiti iškėlus koją. Kad nepervargt. Ir Vilnių buvau, ir Kaune, ir man aplamai, kaip pasakyti, mažai kaip tokia informacijos šią ligą. Kaip, avalinės nepatogumai, vaikščioti sunku, gaunas toks tempimas tos kojos, pavargsta greitai ir po to aš pati pavargstu. Ir drabužiai buvo, pavyzdžiui, ir kelnės, dabar tai jau kitaip, aš negalėjau apsiauti į galą net kelnėm, tik tai ilgais sijonais vaikščioti, nes nesinoriu reklamuoti. Norisi vis tiek paslėpti kažkaip tai, tos trūkumus. Tai pirmą dar manęs siuntė į klinikas operaciją, nes jau buvo labai sunku vaikščioti. Tada nuvažiavau tenais, po operacijos atvažiavo Aušra, užsakyti ortopedinės kojinės, nes individualias man reikėjo. Ir tada mes su jinai sako, po operacijos, kai sugrįžai, gal pas mus atsidarosi čia kabinetas, darys masažus. Taip, paskui praėjo tam tikras laikas, aš jau pasiskambinau, taip sutikau gydytoją ir jo dėka dabar jau galiu ko puikiausiai vaikščioti. Šiandien 16 masažas buvo ir aš esu tikrai labai patenkinta. Ir tos apimtys ant kiek sumažėjo? Beveik turbūt 20 cm. Bijau pameluoti, bet tikrai. Aš kai pasižiūrėjau į tas nuotraukas savo prieš tai, tai tikrai ne. Tai rimtai netikiu, kažkaip tai, kad tai mano tikrai tai buvo. Ir palyginus kaip dabar yra. Dabar jau tie batai, žinokit, atvirai pas save. Matot? Krenta. Taip. Šis klinikinis atvejis labai įdomus, nes būtent tai nėra susivystysi limfostazė po onkologinio susirgimo. Iš kitos pusės limfostazė labai didelio laipsnio, kur gydymui buvo naudotas net chirurginė intervencija, dalis audinių buvo pašalinta, bet procesas liko ir vėl pradėjo tinti, koja pradėjo augti, vėl didėti. Ir kas įdomiausia, jau pirmos procedūros metu, bandant, pasijuto, kad audiniai buvo iš pradžių labai kieti, procedūros pabaigoje audiniai suminkštėjo. Tai buvo pirmas ženklas, kad organizmas teigiamai reaguoja į gydymą ir galima gauti labai gerą terapinį efektą. Šiuo atveju būtent buvo labai svarbu tai, kad žmogus pasiryšęs gydytis ir, kaip sakant, visa giminė padėjo, kad nakvynę surasti, kur apsistoti, nes tokiu sunkiu atveju reikalingas intensyvus gydymas. Ir vieną kartą į savaitę ar porą kartų į savaitę tikrai neduos laukiamo efekto. To efekto, kurio mes norime. O intensyvus 3 savaičių davė labai gerą efektą. Virš 20 cm ir praktiškai koja sugrįžo į pradinę būklę visą blauzdą. Šiek tiek dar lieka pėdos patinimas, bet manom, tęsiant darbą bus galima pasiekti labai gražaus atsistatymo ir tokiu atveju reikės tik tai prisižiūrėti, tai reiškia daryti pratimus, mankštintis bei naudotis kompresinę kojinę ir limfostazė jos nevargins. Šiuo atveju buvo panaudotas kompleksinis gydymas, nes paprasto sprendimo, kad tik tai pneumokompresija nebuvo įmanoma. Nes audiniai, kada yra išdėję tiek, kad jie, kaip sakoma, virsta, viens ant kito susidaro kaip tokios griūtis audinių. Tai jo vien tik tai pneumokompresija slėgį prajudina, bet kada mes pradėjom taikyti? Iš vienos pusės
limfotakos aktyvavimą, judinant ir pilvo limfmazgius, ir kaklo limfmazgius pažastinius, bei panaudojame galūnės pačios limfodrenažą ir sekantis panaudojame bandažavimą. Tai reiškia specialų daugiasluoksnį bintavimą, kuriuo siekiama suformuoti pastovią kompresiją. Ir kartu su mankšta, va čia irgi daug kas galvoja, kad subintuota ir turi galėti, kartu su mankšta, judinant, davė didelį terapinį efektą. Labai patenkintas, nes tai rodo, ant kiek efektyviai, kad per 3 savaitės galime nuimti didžiulį svorį, tai yra kažkur tai apie 2-3 kilogramus. Kiekvienas nusiimkim nuo kojos ir iškart pajusim, kaip lengva vaikščioti. Ir dabar va, iš šono, va čia irgi, kas buvo, iš šono kiek buvo rampų. Visą tai dingė, viskas atsistatė. Ir apimtis, va, žiūrėkit, kokia tenais buvo ir dabar. Praktiškai mes turime, va, čia, va, minkštą. Kai atėjo, buvo visi šitie audiniai, nebuvo, va, taip pajudinti, nieks nejudėjo. Plius. Tai, žodžiu, dar čianai mes nesustojame, dar ir toliau sieksime rezultatų. Taip, čia dar reikia dirbti toliau, nepalikti. Visus paėmėm, lyg į rakus. Va, viskas. Dabar čia liko tik tai pabaigti išstumti, nes va šitoj vietoj, va kur aš liečiu, kaulas. Šitą kaulą mes negalėjom paliesti. Jis buvo visas uždengtas ištinimu. Pilnai iki kaulo atsistatė. Ir pasakiau, rezultatas bus geras. Tai netikėjo.